Bet taip nuoširdžiai atsivertus labai senai buvau. Ir graži knyga ir išleista, iš tikrųjų tuo metu labai džiaugiamės, nes išleido Dumont, vokiečių garsi leidykla Dumont, tai buvo labai didelis irgi pasiekimas. Tokią knygą išleido, dabar štai verčiu, matau yra Alfonso Andriuškevičiaus eilėraštis net parašytas, Žilvinui Kempinui. Visą tai taip išsitrynę buvo iš atminties. Tuo tarpu tai toks vienas iš tokių projektų, kuriuos sunkiausia yra prisiminti, nes buvo tiesiog labai sunkus metas ir tas kelias, net nežinau nuo ko pradėti, nes tas kelias tai tarsi per tą pačią tūbą toksai buvo. Iš vienos pusės labai trumpas nuo to momento, kai pamačiau tūbą, jisai buvo išties labai trumpas, bet nepaprastai intensyvus, kuris tiesiog užgrūdino, labai daug išmokino ir tarkim, tarsi paklojo kelią kitoms galerijos veikloms ir projektam. Tai mes atradom tą Misericordiją Venecijoje ir tai buvo ta vieta, kur mes sakėm, čia turi vykti, bet kad ten įvyktų, tai buvo kova. Tai buvo iš tiesų kova ir jau buvo beveik nebelikę šansų, jau Venecijos bienalės atidarymas jau praktiškai jau artėjo stipriai. Ir buvo visiškai neaišku, ar mes gausim ar negausim, bet Kempinas pasakė, Laura, padaryk Misericordiją. Tai jau tada jungiam visą giminę, visą komandą, kad padaryti tą Misericordiją. Tai Ir pavyko. Paskutinė naktis, kai reikėjo perskaityti italų kalba atsiųstą sutartį 15 puslapių ir galvoju, jeigu aš nepasirašysiu jos per, nežinau, tą dieną ar naktį, ar dieną ir naktį, tai mes neturėsim Misericordiją. Tai buvo įdomus kelias, kaip ten mes vertėm su draugų pagalba ir teisininkų pagalba, kaip vertėm, kad aš galėčiau pasirašytis, neturėdama jausmo, kad pasirašau kažkokį nuosprendį savo. Apie kurią čia kalbu, tai yra pastatas, tiksliau didžiausias pastatas po Dožo rūmų Venecijoje ir jisai 40 metų buvo uždarytas. Tai reiškia, vietiniai žmonės 40 metų neturėjo galimybės ten patekti. Tai nuostabus pastatas, kurį beje aš lankydamas Venecijoje metus prieš, 2008 metais tiesiog buvom Venecijoje, lankėmės ir prie to pastato aš prisidariau krūvą nuotraukų, nes pagalvojau, kad ten buvo nuostabi šviesa prie to pastato. Jis pats labai didingas ir negaliu patikėti, kad po metų tai bus ta vieta, kur mes darysim didžiulį įvykį Lietuvai ir savo. Tai kokios reakcijos buvo, tai pirmiausia, vietiniai žmonės ėjo žiūrėti, kaip atrodo tos pastatas, kaip jisai iš vidaus atrodo, o kad aišku, kad tenais įvietinti tą tūbą Kempino reikėjo gerokai padirbėti, nes ten buvo, per 400 metų buvo ten visko prikaupta, daug visko. Bėgių, tam pačiam pastate, taip, tai buvo daugybė visokiausio bėgių, nežinau, visokių ten atliekų, toks buvo sandėlys. Tai jūs turėjote išvalyti ir tada... Kažkaip dabar kas ten valė, tikriausiai valė gal tie, net jau nebežinau. Žinau, kad kai įėjom, tai dar tikrai tam buvo daug visko. Tai jūs matėte, kad pats pastatas atsidarė? Atsidarė, tai praktiškai mes su ta tūba atidarėme pastatą po 40 metų. Tai toksai irgi kaip ir istorinis momentas.